Klaipėdos universitete pasirašyta sutartis tarp Klaipėdos universiteto ir miesto savivaldybės. Sutartis pasirašyta siekiant sukurti išsimokslinusią, kūrybišką, pilietiškai atsakingą, modernę ir inovacijoms atvirą bendruomenę. Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Šulcas laidai Universitetai LT sakė, kad sutartis pasirašoma antrą kartą. Visos pusės, kurios dalyvauja tokių sutarčių pasirašyme, paprastai būna jau ir pamiršę, ką buvo kažkada tai pasižadėję, tai yra gera proga iš tikrųjų pravėdinti ir pasižiūrėti, ar tenkina lūkesčius vieni kitų ir ko norėtų. Man atrodo, mes į šitą dokumentą sudėjome plačias gairias, pagrindinės gairias ir kryptis numatėme, kuriomis dirbsime, manyčiau, artimiausius 10 metų ir kasmet rengsime konkrečius veiksmų planus. Esame numatę paskirti po atstovą konkretų, kuris koordinuotų šitos dalykus, nes institucijos didelės natūralu yra ir kas metai vėlgi pasižiūrėti, o kaipgi pavyko per tuos metus šiuos planus realizuoti. Be to, Artūras Šulcas minėjo, kad universitetas yra neatsiejamas nuo miesto ir egzistuoti pats savo negali. Kaip visuomet, tarp visų partnerių ryšių palaikymas jis yra svarbus. Jeigu šeimoje santykių nepalaikai, tai tokia tai ir šeima. Taip yra ir su universitetu. Universitetas yra neatsiejama. Neįmanoma įsivaizduoti, kaip universitetas galėtų egzistuoti pats savo ir kaip miestas galėtų egzistuoti be vietos, kur įgyjamos žinios ir kuriamos naujos technologijos. Sakoma, kad kokybiškas bendradarbiavimas atneša ne tik naudos, bet ir suartina. Tad tikimasi, kad Klaipėdos universitetas ir toliau palaikys glaudžius ryšius su Klaipėdos miesto savivaldybe, o tai abiejoms pusėms atneš itin didelės naudos.